Sveiki atvykę į HTML pamokas ir šioje pamokoje pradėsime dirbti su, sakykime, nuorodomis. Ir kaip tikriausiai pastebėjote, nei viena svetainė, sakykime, neapsieina be nuorodų į kitą puslapį. Tai, sakykime, šioje pamokoje mes dirbsime, sakykime, susikursime nuorodas ir, kaip čia jums labiau paaiškinus, kaip būna įvairios nuorodos svetainės, tarkim, registruotis, prisijungti, galerija ir panašiai. Tai šioje pamokoje mes ir pradėsime kurti būtent tą tekstą, ant kurio galime paspausti ir ant jo paspaudus mus nukreiptų į kitą vietą. Tai iš pradžių mes turime susikurti dar vieną failą, tai būtų, sakykime, tarkim, galerija.html. Atsidarykime jį, nusikopijuokime visą tai ir, tarkim, čia tiesiog pridėkime galeriją per brūkšniuką mano svetainę. Ir čia tiesiog, tarkim, paryškiname galeriją, break, periname prie kitos eilutės ir čia, tarkim, koks nors tekstas. Išsaugome visą tai ir, tarkim, dar breakai du. Tai būtų, sakykime, dvi tuščios eilutės naujos, tiksliau viena, kadangi šis breikas tiesiog pereis prie naujos eilutės ir čia taip pat pereis prie naujos eilutės, tai iš viso gausis viena tuščia eilutė ir čia tiesiog pradėkime dirbti su nuorodomis. Tai tarkim, nuorodos apskritai prasideda, yra tagė A ir tai reiškia, kad jeigu tagas A, tai vadinasi tai bus, sakykime, nuoroda ir sakykime, tekstas, ant kurio paspaudus mes, sakykime, grįšime į pagrindinį puslapį, tai tarkim atgal ir skliausteliuose į pradžią. Ir būtinai, žiūrėkit, dabar tarkim, štai aš jums parodysiu. Čia yra mūsų pagrindinis, tarkim, tiesiog atsidarykime galerija.html failą ir štai kaip matote, tai jūsų tas puslapis, kurį ką tik susikūrėme čia. Tai yra, sakykime, galerija, čia kažkoks turinys ir čia ta nuoroda grįžti į pradžią, tai tiesiog atgal į pradžią. Bet kaip matote, ant jos paspausti dabar neišeina, nes tai, jis, sakykime, yra kaip paprastas tekstas. O tam, kad ant jos galima būtų paspausti ir kažkur patekti, mes turime pridėti atributą. Ir to atributo pavadinimas yra href. Vėlgi lygybės ženklas ir kabutės. Ir tai tiesiog reiškia, kad href viduje mes turime nurodyti, į kokį puslapį mes norėsime, sakykime, paspaudus patekti. Tai tarkim, mes norėsime patekti į pagrindinį puslapį, tai index.html. Ir įsitikinkite, kad galerija.html ir index.html yra toje pačioje direktorijoje. Ir tiesiog tagas A turintis href atributą jau bus kaip nuoroda ir ant to tago, sakykime, ant šio teksto galima bus paspausti. Ir paspaudus mus nukreips į index.html puslapį. Ir atsidarykime savo svetainę ir štai galerija. Atgal į pradžią. Kaip matote, mes galime paspausti. Paspauskime ir štai mes atsidūrėme savo pagrindinėme puslapyje. Jis yra tuščias, kadangi čia yra, sakykime, nėra jokio body turinio. Ir čia galime tiesiog pasidaryti taip pat pradinis, breikas, kažkoks turinys, tarkim, čia pradinis puslapis, sveiki. Ir tarkim, vėlgi du breikai. Ir tarkim, čia nuoroda į galeriją. Arba tarkim, nuorodos. Vėlgi breikas. Ir tarkim, nuoroda href. Ir kabutėse, į kur mes norime patekti. Tai mes norime patekti į galeriją.html. Ir tekstas, ant kurio paspaudus pateksime į galeriją, tai būtų svetainės galerija ir uždarome A tagą. Išsaugome, atsidarome savo svetainę ir štai mūsų pradinis puslapis. Pradinis, čia pradinis puslapis, sveiki, ir nuorodas.
tarkim, svetainės galeriją, paspauskim ir štai mes atsidūrėme galerijoje. Ir galime grįžti atgal į pradžią. Na, tai tokios tos nuorodos. Taigi, dar kartą nuorodos, tai yra, sakykime, tekstas, kuris yra A tagė. Ir A tagas būtinai turi turėti href, sakykime, atributą. Ir href atributą turime nurodyti, į kokį puslapį mes norime patekti. Tai šiuo atveju A tagas su atributu href ir nurodome, kad norime patekti į galeriją.html puslapį. Tai reiškia, mes pateksime į šį failą. Ir patekus į šį failą, mums vėlgi viską atvaizduoja ir mums dar viena nuoroda, vėlgi A su atributu href. Ir čia nurodome, kad norime patekti į index.html puslapį, o tiksliau į pradžią. Ir tekstas atgal į pradžią. O tai reiškia, kad paspausdus ant šio teksto, mus perkels į index.html puslapį. Na, manau, visą tai paprasta. Tikiuosi supratote. Tai tiek ir norėjau parodyti šioje pamokoje. Ir pagrinde mes išmokome dirbti su nuorodomis. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų ir nepamirškite prenumeruoti. Viso.